Sveiki, parašiau super video apie tai, kaip melstis, kad padidėtų šansai, jog malda būtų atsakyta, nes ne visos maldos atsakomos, tad reikia būti išsilavinus, apsišvietus ir žinoti, kaip melstis, kad kuo daugiau šansų, jog būtų atsakyta malda. Čia bus išsamiausia tokio tipo paskaitėlė ir ji, manau, tikrai labai gera, nes aš vertinu žmonių laiką ir patikiu tik auksinę informaciją, tad prašau išklausykite iki galo. Turiu 28 super patarimus, kaip padidinti šansus, kad malda būtų atsakyta, o video gale rezimuosiu, kurie svarbiausi. Stenkitės panaudoti kuo daugiau patarimų ir tada tuo daugiau šansų, kad Dievas atsakys jūsų maldą. Taigi, pirmas patarimas. Jeigu kreipiatės į Dievą Tėvą, reikia kreiptis Jėzaus Kristaus vardu. Bet labai svarbu pasimelsti ir Jėzui asmeniškai, pavyzdžiui, kad grįžtų ir padėkoti už jo auką, taip pat melskite šventajai dvasiai, kad užmegztų su jumis ryšį ir padėtų jūsų artimiesiams ar draugams tapti krikščioniais. Visada maldą pradėkite padėka Dievui už viską, pavyzdžiui, ką jis jums yra padaręs gyvenime, už visus jo palaiminimus jūsų gyvenime, nes dėkingumas yra tikrai viena svarbiausia žmogaus savybė, į kurią žiūri Dievas. Kuo dėkingesnis esi, tuo daugiau palaiminimų susilauksi. Maldoje atsiprašykite būtinai už padarytas nuodėmes ir klaidas. Dievas tikrai viską žino, net jūsų mintis žino Dievas, tai tikrai atsiprašykite, nepaslėpsite nieko. Ketvirtas patarimas. Prašykite kukliai, bet su tikėjimu būtinai, kad gausite, nes Biblijoje parašyta, kad reikia būtinai su tikėjimu, kad gausite prašyti. Penktas patarimas. Nenuleiskite rankų, jei malda neatsakyta. Kartais reikia melsti ilgą laiką, kad ir mėnesį. Jei ir toliau malda neatsakyta, gali būti, kad Dievas nori atkreipti jūsų dėmesį, ką nors, pavyzdžiui, jūsų elgesį, daromas nuodėmes ar klaidas, pavyzdžiui, apkalbos ar koks baltas melas. Kartais Dievas išsiunčia angelus išpildyti jūsų prašymą, bet velnio pakalikai užlaiko jos kokį mėnesį kitą. Tad jei nustosit melstis per tą laikotarpį, jūsų prašymas gali būti atšauktas. Melskitės kuo ilgiau, niekada nenuleiskite rankų. Šeštas patarimas. Nežiūrėkite į ryšį su Dievu, kaip ką aš čia galiu gauti. Reikia melstis ir garbinti Dievą dėl to, kas jis yra, o ne dėl to, kad ką nors gaunate iš jo. Taigi niekada nepykite ir nemurmėkite prieš Dievą, jei malda ir lieka neatsakyta. Kuomet pateksim į rojų, greit pamiršim visus mūsų vargus ir ilgam laikui ir ten bus paaiškinta, kodėl turėjome vargų ir kodėl maldos kai kurios buvo neatsakytos. Septintas patarimas. Pasimelskite už šeimą ir draugus, tada daugiau šansų, kad jūsų malda bus atsakyta. Aštuntas patarimas, čia 8 vietoje iš tikrųjų turėjo būti pačiam viršui, nes Biblijoje paminėtas tas dalykas, reikia būtinai prieš maldą atleisti savo kaltininkam. Čia labai svarbus, čia tikrai turėjo būti aukščiau tas patarimas. 9 patarimas. Kuomet padėkoji Dievui, galima, pavyzdžiui, padainuoti Dievui ar bent jau pasiklausyti krikščioniškos muzikos, nes man asmeniškai sunku su dainavimu, aš vos sugebu kalbėti. Pavyzdžiui, yra gražios YouTube, galite, jeigu turite talentą, arba jeigu neturite talento, galite pabandyti padainuoti, yra gražios YouTube dainos, galite įvesti į YouTube Tu mano Dievas, arba įveskite Taip Jėzau, arba įveskite Koks jis nuostabus, tikrai labai gražios 3 dainos. Kuomet padainuoji ar bent pasiklausai krikščioniškos muzikos, kuomet atsiprašai už klaidas ir nuodėmes, pasimeldi už kitus, tuomet labai padidėja šansai, kad ir jūsų malda bus atsakyta. 10 patarimas. Jeigu turite kokių bėdų, galima melstis, pavyzdžiui, prieš negatyvumo, tingumo, baimės, geismo, pasikelimo dvasias. Šie įpročiai turi dvasią. Tikrai labai vertingas patarimas. Jeigu turite kokią baimės dvasią apie dabartinius laikus, galite melstis prieš baimės dvasią. Jeigu turite tingumo dvasią, melskitės prieš tingumo dvasią. Prieš visus įpročius yra dvasia, vienu žodžiu. 11 patarimas. Malda yra bendravimas su Dievu, o ne vien prašymai, kai esi bėdoje. Jeigu jūsų žmona ir vyras bendrautų su jumis tik pateikdamas prašymus, tai turbūt nepatiktų jums. Reikia kartais tiesiog pasikalbėti su Dievu apie bent ką ir svarbu paprašyti patarimo, kaip vesti gyvenimą. Jo, čia irgi labai svarbu, nes mes taip prigribaujam gyvenime. Svarbu paprašyti Dievo patarimo, kaip vesti gyvenimą. Arba dar vienas patarimas, prašykite Dievo išminties, kad suteiktų jums kuo daugiau išminties.
nes mūsų sprendimai tikrai nebus tokie geri nei tas, kurį Dievas patars. 12 patarimas. Taip pat galite paprašyti, kad Dievas uždarytų duris iš buvusių nesantokinių meilių draugysčių dvasių, kad jos neprieitų prie jūsų, nes žiauri tiesa yra tokia, kad dėl nesantokinės meilės jūs paveldėte kito žmogaus demonus, prakeiksmus ir panašiai, bet Dievas gali užkirsti kelią jiems, jei paprašai. 13 patarimas. Galite maldoje paprašyti, kad Dievas paskirtų angelą ar angelus jūsų apsaugai, kad suteiktų šventosios dvasios ir panašiai. 14 patarimas. Prieš pradedant tikėjimo kelią gali būti labai svarbu pasikrikštyti vandenyje, pavyzdžiui, upėje ar ežere. Žinau, kas gali pakrikštyti Šiauliuose ar Vilniuje. Jeigu norite pasikrikštyti, prašau parašykit man e-mailą ar SMS žinutę per telefoną. Mano kontaktus galite rasti mano interneto svetainėje www.wakeup2121.lt. Ten apačioje turėtų būti kontaktai. Beje, prašau palaikinkit ir subscribinkit mano kanalą, būčiau labai dėkingas, ačiū. 15 patarimas. Labai galingas tikinčiojo ginklas yra girti Dievą. Tai galima daryti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pasakyti maldoje: Dieve, yra nuostabu, kad tu toks galingas ir sukūrei dangų ir žemę ir tau vis tiek rūpi kažkoks mažas žmogus kaip aš. Taip pat galima girti Dievą pakeliant rankas, kai dainuoji. Tai yra girimo simbolis. 16 patarimas. Pradedant tikėjimo kelią, pirmiausia, reikėtų malda atsiprašyti už nuodėmes. Dievas tikrai atleis, svarbu norėti keistis į gerąją pusę. Kitas patarimas. Melskitės kuo dažniau ir skaitykite Bibliją. Stenkitės, aišku, labai sunku, bet stenkitės irgi kuo dažniau. Čia gal svarbiausias patarimas esantis šiandien Dievui, tikrai labai svarbu, kad skaitytumėt Bibliją ir melstumėtės kuo dažniau, nes Biblijoje parašyta, kad Dievas gali išpjauti tuos apyšilčius žmonės. Dievui labai nepatinka apyšilčiai žmonės. Reikia būti kuo labiau užsidegusiu. Reikia kuo daugiau maldų skirti ne tik Dievui Tėvui, bet ir Jėzui. Prašykite su emocija, o ne monotoniškai. Kuomet meldžiatės, užsimerkite arba žiūrėkite į dangų. Čia 2 pagrindinės rekomendacijos. Man atrodo geriau žiūrėti į dangų, kai meldiesi. Biblijos skaitimas padidina maldos atsakymo šansus. Savo prašymo rimtumą galite įrodyti badaudami. Padėkokite Dievui ir kukliai prisipažinkite nuodėmes. Čia biškį kartojas, atsiprašau. 24 patarimas. Jei trūksta idėjų, apie ką melstis, Dievas ieško žmonių, kurie galėtų melstis už persekiojimus krikščionius, už tai, kad kiekvienas nusidėjėlis jūsų mieste gautų nuodėmių išpirkimą ir būtų išgelbėtas. Galite dažnai pasakyti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, maldą įvedę ją į Google, nes ją Jėzus rekomendavo sakyti Biblijoje. Dievas žino, ko jums reikia, tad kartais, jeigu jūs nežinote, tiesiog pasimelskite maldą: Tėve mūsų, kuris esi danguje. 25 patarimas. Jeigu ko nors laukite iš Dievo, nes dažnai reikia laukti Dievo atsakymo, kartais geriau paprašyti, kad Dievas suteiktų kantrybės jums laukti atsakymo ar maldos atsakymo, o ne iš karto išspręstų problemą. Dievui viena diena yra kaip mums 1000 metų, tad dažnai mūsų maldos atsakymo reikia laukti ilgą laiką. Kartais būna įvairių priežasčių, kodėl delsiama. 26 patarimas. Labai svarbu paprašyti Dievo, kad jis būtų su jumis per sunkų laikotarpį. Tai kvietimas Dievui ateiti į jūsų gyvenimą. 27 patarimas. Šis man itin patinka, itin geras, nes man padėjo ir su sveikata, ir su pinigais padėjo šitas patarimas. Reikia ištarti žodžiais teigiamus dalykus. Pavyzdžiui, jei jaučiate silpnai, sakykite: aš energingas, aš stiprus. Jei turite finansinių problemų, ištarkite žodžiais kuo dažniau kiekvieną dieną: aš klestintis, aš palaimintas. Deklaruokite žodžiais tai, ką Dievas jums sako ir žada padėti. Pats svarbiausias dalykas yra kalbėti, ištarti žodžius pozityviai, kad ir kaip sunku bebūtų. Šis tikrai geras, čia vadinasi afirmacijos, ir man tikrai padėjo ir su sveikata, ir su finansais. Labai geras patarimas.
28 patarimas. Gera idėja, čia irgi atsiprašau, kartojasi biškį, gera idėja ištarti žodžiais ir dėkoti, kad jau gavote tai, ko prašote, dėkoti, kad liktai būtumėt gavę tai, ko prašote. O dabar rezumuosiu 4 svarbiausius patarimus, kriterijus, jog malda būtų atsakyta. Tai pirmas, reikia atleisti savo kaltininkam, čia ir Biblijoje minima. Antras patarimas, prisipažinti savo nuodėmes ir atsiprašyti Dievo. Trečias patarimas, svarbiausias, melsti su tikėjimu, kad gausite tai, ko prašote. Ir ketvirtas svarbiausias patarimas, jeigu prašote Dievo Tėvo, tai reikia kreiptis ir prašyti Jėzaus Kristaus vardu. Dabar dar patarsiu, jeigu nesate tikri, kada reikia kreiptis į Dievą Tėvą, kada į Jėzų, kada į Šventąją Dvasią, čia irgi vertinga informacija bus priedo. Jeigu prašote patarimo, kaip elgtis, tai galite kreiptis į Dievą Tėvą, čia kiekvieną rytą reikėtų tai padaryti. Kai reikia pagalbos kokia žemiška bėda, kur Jėzus gali žinoti, nes jis čia gyveno, tada galime kreiptis į Jėzų. Kuomet atsiprašome, galime kreiptis į Dievą Tėvą. Garbinti ir dėkoti ir girti galime visus 3. Šventosios dvasios galima prašyti, kad rodytų ženklus gyvenimą, padarytų, kad būtumėt, atsidurtumėt tinkamų laikų, tinkamoje vietoje. Dar labai svarbi pagalba, kurią šventoji dvasia gali suteikti, tai galite prašyti jo, kad padėtų jūsų artimiesiams ar draugams tapti krikščionėms, arba kad jūs gautumėt speaking in tongues dovaną, kad šventoji dvasia melstųsi už jūs. Daugiau informacijos apie tai mano svetainėje straipsnis yra www.wakeup2121.lt. Taip pat, jeigu tiek ilgai klausot manęs, labai kviečiu pavaikščioti po mano YouTube kanalą, pažiūrėti kitų mano video ar apsilankyti mano svetainėje www.wakeup2121.lt. Aš turiu daug įdomesnės medžiagos apie dvasingumą, dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją, nes artėja tikrai nenuobodus laikai, jau dabar, man atrodo, dauguma jaučia, tad svarbu būti apsišvietusiu, žinoti, kas vyksta ir vyks, nes bus pasaulyje daug melo ir apgaulės, tad būkite išsilavinę ir domėkitės visko, kad nebūtumėt apgauti ir kad išvengtumėt sunkių laikų. Tiek medžiagos šiam kartui, ačiū, kad klausėt, būčiau dėkingas, jeigu palaikintumėt ir niekada to žodžio neištarsiu, atsiprašau, subscribintumėt mane. Dėkui, dar kartą laimingai, iki.